Sebastian Liebek. Ežiukas Latė ir vandens kiltuvas. 18 dalis. Sumanusis Latė. Per šiaurės girią pėda pėdon žingsniavo ežiukas Latė ir voveriukas Tjumas. Vakaro sutemos jau gulė ant eglių viršūnių, tad jie labai skubėjo. Lygi nakties tikėjosi pasiekti pietinį Lokių valdų pakraštį. Mums pasisekė, džiaugiasi Tjumas, tai vis dėl tavo sumanumo, Latė. Tad kaipgi bičiuliai Latė ir Tjumas paspruko? Viskas klojosi išties keistai. Sumanesnįjį galėtų spėti, kad šiuokart jiems pagelbėjo vartų sargybinio sapnas. O buvo taip. Bičiuliai ilgai keliavo kalno koridoriais. Kaskart vis prieidavo miegančius lokius, tad teko sukti galvas, kaip pro juos prasmukti. Laimė, lokiai miega labai kietai, todėl ne vienas iš jų neprabudo. Be didelio vargo bičiuliai pasiekė pilies kiemą. Tada prasmuko prie didžiųjų vartų. Bet kaipgi pro juos išeiti? Ir Latė stvėrėsi gudrybės. Ei, Tjumai, tarė jis, išgąsdinkime vartų sargybinį. Štai tą, kur miega prie mūro. Jis sapnuoja kažką baisaus. Matai, kaip nerimastingai sukiojasi ir muistosi per miegus. Prie pat vartų stovėjo didelis molinis ąsotis. Latė žengė prie jo. Žiūrėk, tarė jis Tjumui. Tada palinko prie ąsočio kaklo ir iš visų plaučių suriko: Atkelk vartus, Lokių karalius vyksta į medžioklę, atkelk vartus. Iš ąsočio atsklido duslus, griausmingas balsas. Tjumas, pamanęs, kad baubė lokys, baugiai apsižvalgė. Ne juokais išsigando ir vartų sargybinis. Atsimenate? Klykdamas pašoko, pribėgo prie vartų ir vienu moju atplėšė juos. Bičiuliai tik pasipustė padus ir kol sargybinis susivokė, šmurkštelėjo pro vartus. Kai šis nusibraukė nuo akių miegus ir atsipeikėjo, juodu jau buvo šiaurės girioje, skubomis žengė išsilaisvinimo link. Tai bent pokštas, vis nesiliovė džiūgauti Tjumas. Blėstant dienai, juodu priėjo aukštumą, nuo kurios toli matėsi. Štai ten, Lokių valdų riba, žvelgdamas į tolį, tarė Latė. Tjumo žvilgsnis nuslydo giria, už jos žiojėjo gilus tarpeklis. Iš tolo matėsi per jį permestas medinis tiltas. Turime pasisaugoti, pridūrė Latė. Čia be abejo prismaigstyta sargybinių. Pabaiga. 18 dalis. Sulaužytas tiltas. Latė ir Tjumas prisėlino prie medinio tilto. Ties juo baigėsi Lokių valdos. Kai tiltas jau buvo ranka pasiekiamas, Latė staiga sustojo ir stvėrė Tjumą už letenos. Nerimastingai rodydamas į eglių guotą, sušnibždėjo: Žiūrėk. Tada ir Tjumas pamatė tarp medžių įsitaisiusius 4 lokius. Sargybiniai sėdėjo aplink mažą lauželį ir kepino dešrą. Vienas jų tarė: Kai pagaliau sučiupome tą ežį,
Čia prie sienos ramu ir gražu pasidarė. Tikrą tiesą sakai, atitarė jam kitas. Didžiausia palaima šitaip sėdėti. O ir karaliaus Bantūros sustoji dešra labai nepaprasta. Voveriukas Tjumas, klausydamas šių šnekų, vos tramdė juoką. O kad jie žinotų, kas ten užsiglaudę už medžių klausosi jų kalbų, jei tik įtartų, kad ten slepiasi ežiukas Latė, nebūtų tokie patenkinti. Staiga per girią nusirito baisus ūžesys, dundėjo žemė, braškėjo, linko medžiai, orą drebino riaumojimas. Kas tai? Paklausė vienas iš sargybinių. Regis pats karalius atskuba, pašokęs tarė kitas. Mūsų keliauninkai sukruto. Greičiau, sušnibždėjo Latė, ir abu leidosi bėgti per tiltą. Sargybiniai, sunerimę dėl vis artėjančio negandingo triukšmo, į tiltą nepažvelgė. Nuokastaudami jie vis bandė ką nors įžiūrėti tarp medžių, tad Latė su Tjumu nepastebėti perbėgo tiltą. Pasiekę kitą prarajos kraštą, jie šoko už akmens ir užsiglaudę ėmė stebėti šiaurės girią. Jiems buvo taip smalsu, kasgi bus toliau, kad nutarė kiek palūkėti ir dar nesprukti. Ilgai laukti neteko. Iš girios lyg viesulas atužė karalius Bantūras. Pavimui lėkė jo baisingoji kariauna. Ji šuoliavo 10 metrų šuoliais, o vakarą dangų rėžė bauginantis riaumojimas. Jo kareiviai per įtūžį regis nieko nematė, grumojo letinomis, kaukšėjo dantimis, o kai praverdavo kruvinai raudonus nasrus, sušvituodavo baltos iltis. Ar Latė perėjo tiltą? Sumaurojo karalius, pribėgęs sargybinius. Ne, jūsų karališkoji baisenybė, išklaiko nubalę Lemeno sargybiniai. Tada sulaužykite tiltą, kad niekas negalėtų pereiti, rėkė karalius. Greičiau, laužkite perpus. Taip jam paliepus, 30 lokių prišoko prie medinio tilto, suspaudė jį galingais gniaužtais ir tiltas subraškėjo. Rąstai treškėjo ir vienas po kito lūžo. Galiausiai tiltas neatlaikė ir griausmingai traškėdamas žnektelėjo į prarają. Kai viskas nurimo, Latė išlindo iš savo slėptuvės ir žengė prie bedugnės krašto. Džiugiai mojuodamas lokių karaliui Bantūrui sušuko: Sudie karaliau Bantūrai, pats savo meškos paslaugą padarei. Tada apsisuko ir nuėjo su Tjumu Lūšių karaliaus Tibūro girios link. Jiems už nugarų pasigirdo griausmingas riaumojimas. Tokio aršaus staugimo jie dar niekada nebuvo girdėję. Atrodo, lokių karalius Bantūras mažuma nepatenkintas, tarė Latė. Vos spėjęs tai ištarti, pajuto, kaip minkšta letena užspaudė jam nosį. Kitą akimirką jis jau gulėjo parverstas ant žemės, o aplinkui, rišdami jį virve, tylomis zujo grakštus šešėliai. Čia pat tysojo ir Tjumas, ir jį rišo virve. Kas čia nutiko? Pabaiga.